Labadiena. Šiandien trumpas video, kaip naudotis testas LT programėle. Iškart ir pradėkim. Taip. Nueikime į testas LT puslapį. Ir visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai yra prisijungti, susikurti savo paskyrą. Spaudžiame užsiregistruoti, įvedame savo elektroninį paštą, slaptažodį, mobilų telefoną ir jums į mobilų telefoną ateina prisijungimo kodas. Įvedate prisijungimo kodą ir į elektroninį paštą gaunate prašymą patvirtinti iš Voro programos testas vartotojo registracijos patvirtinimas, patvirtinti savo paskyrą ir patvirtinate savo paskyrą. Kai paskyrą jau patvirtinote, grįžtate atgal į testas LT puslapį, spaudžiate paskyrą, prisijungti ir įvedate savo mobilų telefono numerį. Į mobilų telefoną gaunate prisijungimo kodą. Prisijungite. Atsidarė jūsų profilis. Spaudžiate pateikti ir siųsti testą. Pasirinkate, kiek norite testų. Šiuo atveju aš pasirinkau vieną. Pasirinkau LP Express terminalas, arčiausias 5 eurai vienetas, arba galima pristatyti savarankiškai į Vilnių, į Labdarių gatvę 413, tokį tarpinį punktą, tada kainuoja tik tai išsiuntimas iš Lietuvos iki Oslo, iki Norvegijos. Tęsti mokėjimo žingsnį, apmokame per savo bankininkystę. Aš bankininkystės duomenų dabar nerodysiu, tiesiog pats suvesiu. Patvirtiname prisijungimą į banką. Prisijungiame į banką ir apmokame 5 eurus. Aš gavau patvirtinimą. Ir apmokėjau 5 eurus. Kai aš apmokėjau, man automatiškai susiformavo siuntos kodas. Ir taip pat šitas siuntos kodas susiformavo ir atėjo man į mobilų. Tai reiškia, su šitu QR kodu, kuris atėjo į mobilų, reikia eiti į LP Express paštą ir įvedus atsidarys durelės, kur jūs tiesiog pradžioje priklijuojate lipduką, kuris atsispausdinate tenai paštomate, priklijuojate prie Voko testas, kurį jūs pasidarėte, balanso testą ar vitamino D ar cukraus testą. Ir tada suvedę tą barkodą, atsidaro durelės, paliekate vokelį ir to jūsų siunta baigta. Ačiū labai.